Sveiki, gyvi, kas geresnė? Spėkit, kas dabar vyks. Duslintuvą virinims. Pagaliau sulaukėm šitą momentą. Suvirint tuos kelis bubius. Golfo duslė bus vėl gyva. Čia va velderis, bratkis mano va. Jeigu kam nors reiks paveldinti mašiną, pavirinti arba pat pramontuoti, kreipkitės. Va, čia taip remontai vyksta. Va, šitai. Bateriją reikia atjungti. Pamiršom. What are those? What are those? What are those? Nu, pasiruošę diskotekai. Tuoj pakurs diskoteką duslintuvų. Šiaip turi kaukę naudoti, bet be kaukę varoma užsimerkus. Ne, kai jau normaliai virnis tada užsidės kaukę, dabar kai reikia porą bubių uždėti, be kaukės dedam tos snarglius. Aš už šviestuvą šį kartą. Čia dabar žiūrim, kodėl man nusėsta kums rytais. Kas atims srovę, reikia išsiaiškinti. Nes dabar kiekvieną vakarą turiu atjungti klemą, varyti garažą, ryte vėl ateit, pajungti klemą, nes per maždaug 1,5 valandos nusėsta kums visiškai. Ir čia nestiprintuvs, jau išbandžiu tą. Kažkas kita. Tuoj, meistras išsiaiškis. Palata. Nu tai gerai. Reikia ištemti mašiną iki garažą. Mes variklis keičiams. Užstrigau, hebra. Koks aš rankinį užsitraukęs. Rankinį užsitraukęs, bandau išvažiuoti iš vietos. Šiandien atvažiuosiu šitą pakurti, bet vakarop reisiu akumuliatorių dėti, nes čia sukritęs tai žiauriai, net pirštą neįkiši, visas sudribęs, jau realiai liečia apačią. Gaila vargšą. Nu nieka, reiks benzės atvežti kokį 20 litrų užpilti. Nu yra tos benzės, bet reiks šviežios. Nu šiaip negerai yra laikyti pustuštį baką, todėl kad neatsats gali kauptis. Bet nieka, atvažiuosiu vakarę, pakursim. Atsivešiu jumis. Sveikas, sveikotėlis. Duslintuvus net jokia judesį nebeturi. Einam pažįst, ką betą gerą. Vintedą mus atkėlė. Taigi vintedinė yra. Jeigu norit užeiti jos vintedą, užeikit. Beta vau, jaučiu vadinas. Rasit mano škudurų, kuriuos jin pardavinėjai, kurių aš nenoriu, kai jin parduotų, bet jin slaptai parduodu mano škuduriukus, rūbus mano. Gerai, kada triusiu, kokią eurų nepardavinėjai. Kur mano baibis dešiniai kairiai? Va, kur. Nu, sukėliai. Aš esu pižama. Vintedą sukėliai. Viską padariau. Aš sakiau hebrai, kad užeitų pas tave. Kaip tavo vintedas vadinas? Beta val? Ne, nebežinau, reikia pasižiūrėti. Net nebežino, tai pasakyk, nes aš jiems sakiau, kad ras mano rūbų labai daug, kuriuo aš nežinau, kad yra pardavinėjami. Ai, nepardavinėjai niek iš manęs? Parvežiau kažkokį škudurą, pardavė, va. Įsivaizduokit, aš prisidėjau prie šio pardavimą, kas gausit va šitą naikinį škudurą, tai aš jį atvežiau betai, tai pusę dėkingumą man prašyčiau pateikti. Spėkit, kas šiandien vėl dėdė per naktį bus. Viskas aišku, ne? Važiuoju užpilti benzą į 5 litrinius kanistriukus vandens, 4 pasiėmiau. Ir pabandysiu šiandien pakurti. Gal įsikurs, gal ne. Žiūrėsim. Pažiūrėsim, ar užsikuriu ar ne. Nes reikia ir aplamai ją pakelti nuo žemės.
Dabar čia padėsiu, jūs stebėkite, tai nusikurs ar neužsikurs, jo. Na, užsikūrė. Labai gerai. Dabar reik laut, kol pakils. Nes jau met klaida net. Net jau klaida yra. Stop car too low. Tai vat. Kaip gera atsisėsti, aš kokius 3 mėnesius dabar nesėdėjęs joj. 3 mėnesiai kažkur. Nes nevažinėjau iš vis žiemą. Sniegą nematė visiškai, padangą net nematė sniegą. Apart čia kieme, kiek buvo apsnigus. Geras. Nu dar mėnesis, 1,5 mėnesio ir pradėsiu važinėti su šitą tada. Labas rytas. Ketvirtadienis. Važiuojam į Šiaulius. Beata darysis tatuiruotę. Sava pirmutinė. Bijai? Aišku, bijau. Ant kiek procentų bijai? 90 tikrai. Beata skaitęs internete, kad jeigu esi neįsimiegojęs ir nepavalgęs, labai skaud, kai daro tatuiruotę. Tai šiandien mes neįsimiegoję, nei pavalgius. Tada, kad vaiks klausė visą naktį. Nemiegojam. Bus matyti. Įda įsirinkau gan skaudžias vietas, tai. Pamatysit, kai ten nuvažiuosim. Kiek galėsiu, tiek papilmuosiu, kaip ten daras tą dačykę. O aš ką? Vėl lauksiu, kaip bamboksiu. Belia kaip suk pilvą. Beata, belia kaip suk pilvą nebegali. Atvažiavam į Totemas tatu Šiauliai. Totemas. Nueinam apžiūrėti, kas čia gera. Reiks man kai gerai, ką man reikia daryti, tatuiruotę, kentėti. Aš šiaip nežinau, ar iš vis noriu tatuiruotis. Gal ir norėčiau. Kokį po akim, nežinau, ašarėlę kokią. Ašarėlę nuredėjo. Nebegali. Ieška tualetą, bet nėra. Aišku, yra, bet nenori eiti. Nes labai smerdės po to. Kaip man gerai iki Mars. Bet čia kaip gražu, šiaip jauku. Nu, pasakok. Nu, Oi, bičiai. Pavarga koja. Parodyk ranką, dabar koja tyra už kojinę jau. Ranka taip. I can. Aš galiu. Visą laiką man šitą posakį reikėjo įsitatuiruoti ant rankos, nes visą laiką aš tą pamiršdavau savo galvoj. Tai dabar visą laiką, kada bus kažkokia situacija, kur aš abejočiau, aš visą laiką pasižiūrėsiu tą tatuiruotę ir aš prisiminčiau, kad aš galiu. Tai čia ta prasme įsi į tualetą, įsakysi, aš galiu. Ja. Aš šiandien galiu įsimaudyti. Ja. Šaunuoliai iškentėję. Ir kojytę, bet dabar negaliu parodyti, parodysiu vėliau, kai nusimsiu foliją. Na, jeigu Beatai neskaudėja, tai jaučiu, aš kažkada reiks kažką pasidaryti. Tai tau tada skaudės, jeigu man neskaudėja. Bet nežinau, ką darytis. Nu, da, palauksiu. Jeigu nežinai, ką geriau sako nedaryti. Taip. Be reikalingų nesąmonių. Ten kai kiti pleistrus tatuiruoja. Kažkas turi būti man reikšminga. Nu gerai, varom pavalgyti. Pasiėmiau kapotą amortizatorių. Nes gaun šalčią, tie amortikai. Šalčią gauni viskas, nebelaika kapotą. Tai dabar laiką su pagaliu atremdavau. Bet šį kartą turim amortizatorių. Galinga. Neapsisprendėm, kur valgyti, tai važiuojam į Tilžės valgyklą, ten skaniausia valgykla. Greitai, bet dabar 1 valandą jau čia bus žmonės vėl iki koridorių. 1:30. Jau pietai turėtų būti, jau, man atrodo, baigti. Nes ten, kai ateini ant 12, tai ten iki paradinių durų eilės. Bet greitai, va, kepsni
Aštrios ribos susiraumoji į šutinį lauką. Nereikia laukti, kol atneš ten ilgiausiai. Žodžiu. O kur tas Vičia, kažin, vandens parkas? Spatas. Čia Šiauliuose? Nu. Ja čia iš tikrųjų Beta turėjo kuponą 80 eurų. Tatuiruotės tos abi kainavo 90 eurų. Tai 10 eurų damakija. Nes gavo gimtadienio dovaną kuponą. Aš tam jų rasiu. Man patinka tokie dalykai. Tau? Nu, tokie va kuponiukai 10 eurų. Tai man dar labiau patinka. Žadu akių vokus tatuiruoti akis. Kad ta prasme, kai aš meglusiu, atrodytų, kad aš vis tiek atsimerkęs. Bet įsivaizduoju, koks skausmas būtų ant voko. Ojei, kolega. Tilžė. Shopping centras, kur daug mašinų, bet niekada žmonių nerasi viduj. Čia ta prasme visą laiką aikštelės yra pilnos žmonių aikštelės. Čia Betos va desert su čija sėklom. Sriuba žiauriai skani, patys skaniausiai jaučiu. Ir virto bulvių cepelinai. Kur iš terminės? Matai? Vaka garaže. Kuo? Labai riebiai pavalgiau, nebegaliu. Aš labai skaniai pasiėmiau tik tai sriubytės ir deserčiuką. O aš tą sriubą į tie cepelinai su baltu padažu, sviesti grietinė. Tai žinot, koks yra buma komplektas. Šiaip aš norėjau su grietinė. Tai dabar taip negera. Nieka tuoj atsigersim. Bus geriau. Begėdis lietus. Pas mane pamausti tomo glėbyje. Įvertinki mano skausmo tatuiruotės. Šiaip kalbėjau su ChatGPT ir sakė, kad čia yra šiaip labai skaudi vieta. Tai jis įvertina 8 iš 10. Aš galiu pasakyti tą vietą, kur turėjo būti skaudžiausiai, kur labai plona oda ir labai daug nervų, man jos neskaudėjo. Žinot, kur man skaudėjo? Einant link blauzdos, va tenai man skaudėjo. Tai reiškia, aš esu atvirkštinis žmogus, pas mane, kur daug mėsos skauda, kur nėra mėsos. Neskauda. Ritualas. Pirmą nusidezinfekuojam rankas. Tu laikai į mašiną, jis ledas buvo palikęs. Na ir kas ištirpa? Suk pilvą jau. Turim 25 minutės iki Joniškio dalykti. Kol nesusuks visiškai. Jau ryte nesusuka pakos, tai dabar tikrai nesusuks. Susuks. Badabim, badabum. Čia mano mersas viduj. Tokia planuma. Mersas man. Išpakuosim namie. Nu va, ta kita tatuiruotė. Va iš arti. 3 paukščiukai va skraida. Ir ant rankos tą nakrikulį. Parodyk. Ir čia va. I can. Aš galiu. Patenkita? Labai. Super. Ar aš patenkits? Ja. Beta sakė man tokį pasidaryti tatuiruotę. Aš tau užklijuosiu, einam užklijuosim. Kur? Nu, tai kur nori? Nereik man. Ant kaklo. Ne, per didelę tą važiuosiu į Nu, miestą. ten ant rankos. Kur tu mano ranką čia? Mažiutė. Laikau. Koks aš krūts būsiu? Vsio. Jeigu ką tatuiruotė iš temų. Koš? Pasenus. Ai, čia tipo auksinė. Nu. Čia tipo auksinė turbūt. Eiti, nesąmonė muziejus. Baisu negu baisu. Jau. Baigė savo tatuiravimą. Nuimk dabar. Parodė. Nutrink. Štai čia yra. Nu dabar tai čia prisidirbau. Bet čia žiūrėk, N raidė liko. Nojus. Gal čia nusitrink pats. Ne, nu padarė kažkokį nakrikulį. Nusitrink pats. Gerai. Duok silen servetėlių.
Nu, ne, čia chemija negali trinti. Tai su chemija ištrinsiu. Nu, nukrito vieną. Paimsi. Niek čia neindaba kaip purvius, kaip murzius. Eik tu savo. Gerai, einam žiūrėti, ką aš čia gau iš Omnivos. Pamatysit. Užeinam. Ta pusę laikysiu da. Vau, gerai atrodo. Nulūža kamps. Čia mūsų transportavimą būdu nulūža kamps. Eik tu savo, nu žodžiu. Matos? Mersas. Pažiūrėkit tokį gražumą. Kas čia per gražumą mašina? Bet va, defekt kampe. Sulūža. Mūsų kol transportavo. Čia va norėčiau pasikabinti. Va, miegu. Pažiūrėkit. Bet mes turim dar vieną, tuoj parodysiu kitą. Tuoj ateisiu, žiūrėkit. Dar vieną turim. Va. Tokia, pažiūrėkit. Nojus ir beta. Tai jaučiu čia biški. Gal vietoj Mersa ten būtų gražiau šits, ne? Kaip sakot. Čia va. Nu jau čia, kad duot žmonėms suprast, kas mėg šitam kambarį. Nojus ir beta. Tai galėčiau aš būti šitoj pusėje, o beta toj pusėje, todėl kad aš mėgu čia. Nu, bet nesvarbu. Įrėmintas ratas Instagrame. Daro va tokius va portretus. Gerulis. Žvėris. Žvėriauskas. Tai vat, mums 12 valandą naktis reiks važiuoti į Rygą. Nuvežti draugus į oro uostinas įskrendį į Egiptą. Kaip aš pavydžiu. Primetat Egipte dabar kiaušus išvirtę, saulė, kepė 23 šilumos. Jūra, baseinai, kokteiliukai, o jes. Nu, bet mes tik vešim. Mes tik nuvešim ir uostai viskas. Ir grįšim namo paryčiais. Eisim gulti. Tai vat. Nu ką, jau 11:30, už 10 minučių išlėkėm. Ir grįšim kažkur apie 3 nakties, aš taip spėju. Ir tiesiai į lovą šlafen. Bet važiuosim ne su Golfu, su Audi Q7. Va, su tokiu žvėriu. Ta. O, kaip gerai. Kodėl aš čia taip džiaugiuosi, todėl, kad jūs neįsivaizduojat, koks yra jausmas įlipti iš Golfą, ypač su koilais. Įlipti tokią mašiną, kur tu tiesiog plauki kaip laivėnas, kai esam pripratę tavo prie Golfą, tai katastrofa čia jautės, kaip nežinau, kur važiuotų. Nu ką tik grįžom namo, dabar yra po 3:13. Beta jau lovytį, miegoja visą kelionę skaniai. O aš kaip eilinis bambuks 3 nakties karbanarą valgysiu. Nesišaipykit. Čia tas pats, kas 3 nakties nuvažiuoti į McDonald'ą pavalgyti po naktipečiai. Pas mane va karbanarą. Pavalgau ir einu gulti. Sustiksim už 3 sekundžių. 1, 2. Žinot, kaip saka, kad 2 tualetai namuose išspręs problemą, kai nereikės laukti. Nieka nesprendžia, todėl, kad ar viens ar kits ting eiti į apačią, arba į viršų, į tą kitą tualetą, tai jie geriau palauks. O tau nereikia. Jie geriau palauks, kol išeis va iš tualetą prie pat, negu nueiti į apačią, todėl, kad tingi. O jeigu esi apačiai ir yra apačiai kažkas tualetas, tada tingi eiti į viršų. Nu tai žodžiu. Apie tave ir apie save. Aš pirmą atsikeliu ir ateinu čia. Tai gerai. Vežu atgal draugui. Vėl į Golfą. Vėl kiekvieną duobę jusis. Vėl dantis vos nebereis lauk. O čia plaukia kaip su laivu. Nu viso, mašina atiduota, eisiu kurti savo kibirą. Beta gavo savo pirmą verslo užsakymą, čia pradės daužyti prekes Merikiai, žodžiu, viskas čia yra Merikiai. Viską, ką matot, bus
Tiesiog Merikiai. Reiks kažko, kreipkitės į šitą verslininkę Beatą Valtarytę Taip. iš Raseinių. Instagrame, jo, Beata. Tai vat, o ką aš einu pasikurt. Labas, kolega. Ką tu gera? Sen striperi. Ai, bent jau nebereik, pažiūrėkit, nei jokia baslė, nieka. Įdėjau naują mortiką. Už 7 eurus sumokėjau. 7 euriukus. Įveik geriausiai. Dabar vandenį važiuosim pildyti. Mes iš čiaupo negeriam, yra stotelė vandens, ten prisileidžiam ir visokiam virimam ir taip toliau naudojam tą vandenį. Iš čiaupo nelabai. Čia dar, kaip matau, tara bus vežama. Taip. Nes dėl to, kad jau senai nevežti ir jau nebėri jau skurdžiai. O tai čia iš spintos ištraukiai? Ką? Ja. Dėžiai. Nu, okei. Čia tas karbonkė viena. Red Bull. Man kaip dabar patinka Red Bulliai su skoniu, bet reik mes gerti Red Bullį. Negerai yra. Pažiūrėkit, kiek bambalių. Vandens turėsim savaitį grubiai. Oi, su tom technologijom seneliai niekaip nesusirukuoja. Vienam telefons kažkas neleidž kažko, kitam telik sulūž, kažkam reik pultelį pataisyti, kažkam reik užsisakyti kažką per internetą. Niekaip. O kas gelbė mes? Mes kaip greitas iškvietimas, prileki greitai, patvarkai reikalas į visi sako, a tu tik nebaigęs internetinių technologijų mokslus. Mes iš tikrųjų nieko nebaigėm, čia tiesiog reikia internetu sakyti prekę. Bet žinau, kas Beata senelis dabar žiūri šitą video, tai jeigu dar reiks pagalbą, skambik. Užsakysim tų prekių iš RR. Tai vat. Šiandien penktadieninės nuotaikos. Penktadienis! Kam penktadienis, kam tiesiog paprasta diena. Į Facebooką. Ja, į Facebooką. Nu vat, žmogiuk žinoja, ką kelsim į Facebooką, nors ne į Facebooką, čia kelsim į YouTube, bet sueina ir Facebooks, ne? Aš žinau, kur čia. 6,40 €. 6 eurų. Ir tu dar sakai, alaus negertų, pažiūrėk, kiek mes pinigų uždirbam. Tai ką, važiuojam dabar atratinti? 6 eurus? Važiuojam išleisti pinigus. Ką pirksim? Už 6 eurus. Daug išeis. Ko čia pala išeis? Grietiniai piens. Nu, da Coca-Cola skarbė gal išeis? Nežinau, ką žinau. Va, ein mūsų Facebooks. Facebook. Grietiniai va akcija. Tai va, už tarą išeis bent grietinė. Ja, tara čia pasisekė mum. 2,29 € grietinė. Skaitytuvo ekrane. Aš einu greitai iki Eurokosą pasižiūrėti. O Jėzu. Gavau labai geras rekomendacijas šitų kvepalų iš Eurokoso. Jie kainuoja 26 €, aš netikėjau, ką jie geri. Bet kai davė pabandyti, antrą dieną aš pauošiau savo ranką. Ir dar antrą dieną jie kvepėja. Ir rūbai dar trečią dieną kvepėja. 26 €. O čia yra atstoj originalą, nu tai čia... Nu tai pasakyk, kad nuo Juks grietinės nupirkai. Ai, nuo Juks nupirka grietinės dar. Ir už jį kvepalų nupirk. Ja, ir už jį kvepalų nupirka. Nepasakyk svarbiausia dalykas, svarbu kvėp. Turi pasakyti geras vyrs. Geras vyrs. Geras vyrs. Nu, juk visą laiką geras vyrs. Ko man reikia? Aš visą laiką sakau, ką man tų nereikia, bet jis visą laiką sako, kad tau reikia. Pažiūrėkit. Oi, čia koks fufliaks. Latafa. Čia to dėžę gerai reiks pasidėti kolidoriui, kad matytų visi. Čia ne reklama. Ne, kur tu čia ne reklama. Važiuojam vandens prisileisti į stotelę. Važiavam prisipilti vandens. Per vidurį raksinį šim. Atsirakinėva. Smirt. Dabar kiek laiką, kol prileisim šį, tiek bambalio, ne? Jėtiko šia. Da geriau. O Jėzau. O Jėzau, vyrukai.
Pasiemi va. Jum. Ką? Gal ne? Tai gal tavo rankos mirt? A, ja. Kopūsus pirkom. Nu va. Atvežėm Betas maičiutį į biškį vandenuką, kad negertų užkalkėjusią vandens. Einam nunešti 3 bambalius. Geradarių akcija. Žiūrėkit, močiutė man kokias kojines numizgė. Machera sakė. Machera Vilna čia. Ne, pati šilčiausia Vilna yra. Pati šilčiausia. Da yra kupranugarių, bet tų kupranugarių sunku gauti, o tai nežinai tą. Tai va žmonės, jeigu žinot, kur gauti kupranugarių, parašyti. Ja, Betas mačiutį suteiksim Vilnos kupranugarinės. Va, pasižiūrėkit, močiutė, kiek kojinių primizgė. Profesionalios, čia ne Nike, ne Adidas, ne Puma. Tai kas norėtų susakyti pas močiutę Ai, tu kojinių? nebenuberazumėtų. Kodė? Tai viską peika kokį. Pardavinėja. Nu, tik žmonėm reikia tokių kojinių, neberasi niekur. Noriu Povilaičiui nuvežti duoti. Iš Tečiui? naminės Vilnos, iš grynos avės Vilnos. Aves? Bet čia kaip jauko, taip mačiučiškai. Va, pažiūrėkit. Va, močiutė pasidėjus bliudelį. Įmesk savo ant fotelę. Na, įku. Avės Vilnas vako pranugarių. Va, močiutė davė, Skambin. Nerijus. močiutė davė nui tokias kelnes. Nu, nebe. Klausau. Per mažos. Biškai per mažas. Ti nusimausi apatinės ant pliko. Ten plika šalta. Vasara, ne? Čia striuka. Nu, gerai, ate, paskambink. Tu nusimausi. Nu, bet jis matai per liemenį neusitrauk. Užsitrauk, nelabai užsitrauk. Čia kūdėlis esi, biškiai suspaudži. O čia tas va numausi ant plika. Aš visą žiemą, pažiūrėk, mano tokios išėjau.